Sveiki visi, taigi šiandien surinkinėsime kabiną, tada maskuosime stikliukus, na ir pasimatuosime modelio dydį. Taigi, pradedam nuo kabinos. Kabina yra iš esmės baigta, rezultato aš esu pakankamai patenkintas. Gaila šiek tiek, kad nėra ten tiek detalių, ar tiksliau to detalumo, kurio aš norėčiau tokio dydžio mastelėje. Na, bet yra kaip yra. Taigi aš per daug nesigilindamas renku modelį toliau. Taigi surinkinėjant fiuzeliažą kaip ir problemų nebuvo, uždedant prietaisų skydelį taip pat. Tiesa, svirteles padariau tiesiog iš vinių. Jas aišku, tiesiog nudažiau, uždėjau jas į vietą, uždėjau klijų ant galų, kad pasidarytų burbuliukai ir nudažiau. Vinis. Labai geras dalykas tokiam dydžiui. Toliau surinkinėjau galinės plokštumas. Čia viskas iš esmės kaip ir be problemų, be keblumų. Šiek tiek kaip kur sunkiau buvo sudėti detalės dėl kreivo plastiko. Nežinau, kaip jis taip kreivas, labai nedaug sprendžiamai, bet tiesiog kreivokas. Na, tada įdomus dalykas pas trumpeterį, tai jis duoda į sparnus įdėti štai tokias nišas, kurį gerai suprantu yra arba toks kulkos vidizėdas ar kažkas kaip pagal variantą susirinka tokia štai pakankamai graži dėžutė. Čia yra daug detalių, jie dar dėdas krūvą reikalų ir vis tai yra visiškai veltui. Čia dar vienas trumpeterio bairis, kur užsideda tiesiog plokštelę ant sparno, kam aš nesupratau visai šito sprendimo, kodėl taip reikia daryti, nei nieko neduoda, visiškai. Na, tiesiog visą kitą reikėjo uždengti, nes tokios storio plastikas, kad ir koks didelis mastelis, jis negalėtų būti tikram lėktuve. Taigi visą tai galima tiesiog nerinkti uždaryti. Čia, nežinau, eiliniai trumpeterio bairiai ir ką su juo reiktų galvoti, ką tiksliau galvojo tie, kas darė tą modelį, aš nežinau ir nesuprantu. Įmanoma tą reikalą padaryti tvarkingą, bet ten reikia pusę modelį išpjaustyti. Aš nenorėjau to daryti. Tiesiog toliau surinkinėjau modelį į jau vieną didelę karvę, sakykim taip. Nes šis modelis tikrai rankose tik didėja. Toliau pasižiūrėjau, kur yra tarpai, kur nesueina. Jau stengiuosi be abejo sušveisti, kiek jau gaunasi sušveisti iš išsipūtusio plastiko nuo klijų. Paprastai stengiuosi, kad pasilydęs plastikas biškelį išvirstų. Tada jau prie stiklų maskavimo. Čia naudoju stiklinę dildę. Labai geras reikalas stikliukam arba vietom, kur norite, kad ta vieta kartu nusipoliruotų. Štai čia patrinimo blizgesys yra atgaunamas lygiai toks pat, nesimato nekrypimo vietos. Visą kitą iš tikrųjų, kadangi čia nesimatys ir užsidažys, mums nereikia to blizgumo, aš paėmiau ir tiesiog nuskutau peliuku. Tada pasiruošiau krūvą maskavimo priemonių ir pradėjau stikliukus maskuoti. Pasisekė, kad daugumai stikliukų tiko geras dydis. Iš esmės šitam stikliukui netgi pjauti nereikėjo, minimaliai, bet realiai pasitaikė tiesiog gerai. Dabar kas yra svarbiausia dalis maskavime, čia jokio stebuklo aš neradau, joks stebuklas man nepadėjo. Didžiausias dalykas, kuris man padeda, tai yra labai aštrus ir šviežias peiliukas. Visa kita yra tas pats. Užsidedam į maskavimo juostą ant stikliuko, geriausia vieną kraštą išnaudoti, kur yra lygi, kad tos dalies nereiktų pjauti. Tada su ausų krapštuku arba kitokių plastikų arba šiaip neaštrių daiktų gerai įspausti į
kraštus tą lipnią juostą ir tada tiesiog su to peiliuku gražiai apsipjauti. Dabar kodėl netinka čia naudoti lipnią juostą iš senukų? Tai jeigu jūs nesate čiupinėję maskavimo juostos skirtos modeliukams, tai žinokit, kad ji yra minkšta. Ji leidžia pasiduoti tampimui, šiek tiek išgaubimui, tai leidžia būtent įstumti ją ir apgaubti stikliukų rėmus, kad jie pasimatytų. Su paprasta juosta tokio efekto negausit, greičiausiai, nebent pirksite brangiai, bet ir ta brangiai dažniausiai yra per stora, kad gerai išsiryškintas vietas. Dar dalis yra tokia, kad šitos juostos struktūra yra tankesnė, jinai geriau prigunda prie paviršiaus. Tai yra mažesnis šansas, kad dažai pabėgs po ją. Toliau štai naudoju tokias priemonės, rodo kaip ir su pincetu pasiryškinti tos kampus, bet visur viskas yra tas pats. Jeigu mes neturime maskių, o aš čia jų labai norėjau, tai tiesiog labai aštrus peiliukas ir labai stabilios rankos. Dabar gal gali kilti klausimų, kodėl aš taip akcentuoju, kad super aštrus peiliukas ir kuo šviežesnis. Tai dėl to, kad tada nereikia peilio spausti ir mažesnė rizika įrėžti stikliuką. Kas skamba paradoksiškai, bet jeigu mes, taip sakant, vos braukiam peiliuką per lipnią juostą, jinai yra perpjaunamos, stikliukas mažiau yra pažeidžiamas. Tai gali šiek tiek save apdrausti. Kita vertus, pirštai gali labai stipriai kentėti, aišku. Tai būkite atsargus, bet mano patarimas yra toksai. Kur yra daugia krypčiai lenkimai, aš stengiuosi naudoti siauresnės juostas ir jų dėti tiesiog daugiau, nes tada juosta mažiau deformuojasi ir tada vėlgi yra mažesnis šansas, kad dažai paklius po ją. Maskavimas yra nesunkus reikalas, bet jis tiesiog labai laiką valgantis dalykas. Stenkitės neskubėti ir žiūrėkite į savo plokšteles. Kai yra lygus paviršius, galite maskavimą jos įdėti kokią. Kai yra daug lenkimų, geriau gal pažaisti su keliom. Tiesa, dar toks kaip patarimas prieš dedant juostą, jos neužspauskit iš karto visos. Uždėkite vienam gale, tada bebraukiant pirštų arba įrankių įspauskite ten, kur reikia. O likusius tarpelius, kurie pasilieka tarp tų juostų, tiesiog užpildykite su bet kuo kitu.
Toliau priejau prie špakliavimo, naudojau dvikomponentę špakliavimo priemonę, vadinamą taimė epoksį. Man jinai patinka labiau, nes jinai mažiau sukrenta, taigi sumaišius tuos du komponentus kartu, gaunam tokią kaip plastiliną tokią, na ir aš jį prigredu į visus kampus. Na ir va, turim iš esmės bendrą vaizdą. Štai pasilyginimui po apačią padėjau 24 to pačio mastelio kaip lėktuvas mašiną. Lėktuvas yra, labai didelis, labai didelė karvė, kaip sakau, bet manau bus visai gražus, jeigu aišku aš jo nesudirbsiu be dažant. Kitame video bus dažymas. Ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite patinka, jeigu patiko ir prenumeruokite. Iki kito karto.